didelį darysite ar... 30. 7 komandos, 12 barų slėgis, 300 metrų ilgio plieninis dujotiekis. Tokio masto darbus trečiajame Vilniaus vakarinio aplinkelio tiesimo etape atlieka bendrovė Lietuvos dujos. Vykdant Vilniaus vakarinio aplinkelio statybos darbus, Lietuvos dujos čia perjungia pagrindinį miesto dujotiekį. Juo dujos pasiekia visus Vilniaus vartotojus. Dujininkai atjungia seną dujotiekio ruožą ir prie jo prijungia naują, kuris yra net 3 kartus ilgesnis, kad atitiktų visus techninius reikalavimus. Vietoj 100 metrų dujotiekio teko nutiesti net 300 metrų. Šitas dujotiekis tai yra 12 barų skirstomasis dujotiekis didelio slėgio. Jis ypatingas yra to, kad jis yra Vilniaus skirstymo sistemos dujotiekių pagrindinė arterija. Juo gali būti užmaitinamas visas Vilnius gamtinėmis dujomis. Rugsėjį ruošiantis šiems darbams į specialiai paruoštą tranšėją buvo paklotas dujotiekio vamzdis. Dabar jis jungiamas su senaja vamzdyno dalimi ir gamtinės dujos nukreipiamos naujuoju keliu. Iš viso Lietuvos dujos šiame aplinkelio statybų etape turi perjungti 3 dujotiekio ruožus. Šis pirmasis pats sudėtingiausias ir didžiausias, likę 2 bent 10 kartų trumpesni. Tai yra didelio slėgio dujotiekis ir pagal visas taisyklės jis gali būti tik tai plieninis dujotiekis. Dabartiniai dujotiekiai mažesnių slėgių jau yra plastikiniai, statymas yra daug sudėtingesnis, kadangi siūlės vyrinti yra sudėtingiau, jos kiekviena yra šviečiama, tai kas be ko kainuoja ir pinigus, ir laiką. Miesto pakraštyje vykdomų didelio masto dujotiekių perjungimo darbų vartotojai nė nepajunta. Kadangi jau daugelį metų vykdome patikimumo didinimo projektus, tai būtent tie įgyvendinti projektai ir leidžia šiuo metu vykdyti šituos darbus, nenutraukiant dujų tiekimo vartotojams. Daug atlikta kitų statybos darbų, kurie sužiedino, tai yra diversifikavo tiekimą iš kelių šaltinių aplinkiniams rajonams, dėl to mes ir galime vykdyti šituos darbus. Pirmasis ir didžiausias pagrindinio miesto dujotiekio perjungimo darbų etapas įgyvendintas per itin trumpą laiką, vos 1,5 mėnesio. Kad spėtų atlikti darbus laiku, dujininkai dirbo ir savaitgaliais. Dujos naujuoju dujotiekiu turėtų pradėti tekėti vartotojams per parą.